Ir pirmoji mūsų pašnekovė tai yra Jurga Baltrukovytė, kurios pranešimas skamba tik tikros istorijos, kurios mane išmokė nebijoti gyventi. Garbė pradėti šitą nuostabią konferenciją. Kiek žinau, laikas labai ribotas, tai stengsiuosi kalbėti greitai. Iš tiesų, mano trumpo pranešimo tema yra moteris, kurios išmokė nebijoti gyventi. Kodėl pasirinkau tokį pranešimą, tokį pavadinimą? Todėl, kad iš tiesų kartais pasijuntame taip, tarsi gyventumėm ne savo kažkieno svetimą gyvenimą, kažkieno svajonių gyvenimą, bet ne savo. Gyvename pagal kažkieno iliuzijas ir tarsi bijome gyventi taip, kaip norime gyventi pačios. Tuoj pabandysiu įvaldyti techniką. Bet, palaukit, va, šitaip reikia. Ir iš tiesų kartais be reikalo mokame daugybę pinigų už paskaitas, knygas ir konsultacijas, tai populiarius kaučingo seminarus, kurie išmokytų mus, kaip susitvarkyti savo gyvenimą, kaip atrasti savo pomėgius, kaip tapti laimingais, kaip džiaugti savo dienomis ir naktimis. Kartais tai reikia sustoti, apsidairyti aplinkui ir viskas pasidaro aišku, kartais mūsų supa tokie žmonės, kurie gali daugiau negu tie, kuriems mokame daugybę pinigų. Todėl šitas pasakojimas nebus apie verslo moteris, apie jų sėkmę versle, nes turbūt tai yra tas sritis, kur nereikia skirti lytimis, kad jeigu tu vilki džinsus, tai tau seksis, o jeigu sijoną, tai gal mažiau seksis. Aš to netikiu, iš tiesų, jeigu tu aptinki aukso gyslą, tai tu rasi tą savo verslą, nesvarbu, kas bebūtų. Todėl taip pat šita istorija nebus apie tas super moteris, kurios pasiekė mėnulį, užkopė į Everestą, todėl, kad, pavyzdžiui, aš, kai skaitau tokias istorijas, mane apima siaubas, apima baimė, kad kitas sugeba kažką tokio, vau, o aš sėdžiu prie savo stalo rašteliais ir aukščiau kažkokio kalnelio neužlipu ir kur čia dar kokie Everestai. Todėl tos istorijos kartais mane gazdina, jos nėra tos, prie kurių priprantama, reikia žengti žingsnį po žingsnelio, kad galėtum užkopti Everestą. Todėl čia turbūt peršokau vieną. Šitas pasakojimas bus apie paprastas moteris, apie moteris, kurias sutikau savo gyvenimo kelyje ir kurios manyje uždegė ugnelę nebijoti tokio paprasto dalyko kaip gyvenimo. Nes vaikystėje mes bijome vaiduoklių, užaugusios bijome savęs ir bijome to nuostabaus dalyko, kuris supa kasdien mūsų nuo ryto iki vakaro, supa mūsų gyvenimas, mūsų pačių, ne kažkienos kitos svajonių gyvenimas. Taip, gyvenimas nėra bedugnė, nėra vaiduoklis už kampo po lovą vaikystės ir nėra piktas padaras, kuris gali kasti. Moteris, tai bus 7 moteris, kurių gyvenimiškos pamokos įstrigo ilgam, todėl jas perliukais. Aišku, tam, kad sutikčiau tas moteris, man teko ir pakeliauti, ir pašnekėti, ir ilgiau su jomis pabendrauti, kad gaučiau tas gyvenimo pamokas. Esu labai dėkinga savo profesijai žurnalistikai ir savo gyvenimo būdui, kuris leidžia tą daryti. Tai pirmoji pamoka, kurią gavau iš moters herojos savo teksto, kad pirma mintis yra dažniausiai teisinga. Jeigu pagalvojate, kiek kartų po pirmos mirties seka antra, trečia, kuri nori užgesinti tą pirmą mintį, kuri nori pakišti koją, tai būtų dažniausiai baimės išraiška arba bijojimas, kad pasirinkau šios iliustracijai savo heroję, kurią atsitiktinai tikrai toj situacijai, kurią jinai patyrė, buvo, kad aš turiu tą padaryti, aš turiu tiesiog imti ir gelbėti tą vaiką. Tai buvo situacija, kuomet lietuviai pateko
į kalėjimą dėl narkotikų gabenimo, jų vaikas 1 metų mažylis buvo uždarytas vaikų namuose. Tai buvo prie mirties, nevalgė, negerė ir lietuvių konsulas išplatino kreipimą. Mažylis, galbūt jisai alkoholikų, galbūt tiesiog miršta. Ir Silvija sako, tiesiog aš paėmiau jį ir priglaudžiau. Dabar tai yra istorija, laiminga Vertyga. Kartais, kai pasakoju apie tai, nes su Silvija net susigraudinu, iš tiesų jisai yra čempionas plaukimo tos šalies, turi brolius ir seseris ir gyvena tikrai be galo laimingą gyvenimą ir vien to, kad Silvija tiesiog aš turiu didelių vaikų, gal to man nereikia, bet jinai darė taip, kaip pirma mintis jai liepia. Sekanti pamoka, kurią vasarą patyriau iš labai stiprios asmenybės, stiprios ir mažos asmenybės, mažos dydžių, o stiprios dvasia, tai yra tai, kad siekti tobulybės reiškia tuščiai eikvoti jėgas. Jeigu mes irgi paskaičiuotumėm laiką, kurį praleidžiame lygindamos save su sėkmingais žmonėmis arba su tais, kurie pasiekė karjeros arba tie, kurie feisbuke gražesnės nuotraukos, iš gražesnių šalių nuotraukas, ar jų maisto lėkštė gražiau atrodo, iš tiesų suprastumėm, kad galbūt dar gražesnis Jonas savo, mes tiesiog tuščiai eikvojame laiką. Rodysiu, kas man atvėrė tai akis. Tai yra mažiausia Europoje moteris Danguolė. Aš ją pažįstu 10 metų, tačiau tik tai šią vasarą mes kalbėjome nuoširdžiai ilgai, aš ruošiau temą. Kas mane nustebino, tai, kad niekada aš jos nesu mačius susirūpinusios, nors tikrai gyvenimo istorija yra šiurpijos. Geriausias šeimoje draugas, tėtis, net laikęs išbandymų, irgi nusižudė. Tačiau jinai paklausta po ilgo pokalbio apie visas tas negandas jos gyvenime, paklausta, kaip vadintųsi knyga apie jos gyvenimą, man atsakė, kaip, taigi, Jurga, taigi paprastai, tai būtų knyga apie mano laimingą gyvenimą. Ir man tai, kai jinai pasakė tokius žodžius, man šiurpas, aš galvoju, tikrai, kodėl mes tiek laiko sugaištam, bandydami būti gražesni, be 1 raukšlės, be 2, be 3. kai gyvenimas jis yra toks, kuriame mes turėtumėm būti. Gyvenime galbūt apie meilę. Tiesų, pats gyvenimas jau pažiūrė tų ir santykių visokių, ir laimingų. Prancūzė ir yra prancūzė, man pasakė vieną tiesą, kad ne vienas vyras nevertas ašarų. Sakysiu Evelin. Taip, jos gyvenimo istorija irgi yra įspūdinga. Buvo baisi avarija, vyras pateko į ligoninę ir jinai metus laiko slaugė tą vyrą, jisai nesikėlė iš patalo. Ir beslaugydama tą vyrą pati taip pasitempė ir susigadino stuburą, kad jai pačiai reikėjo operacijos. Ir jinai sėdo invalido vežimėlį ilgam, 5 metam, o tuo metu vyras pasveiko. Pasveikęs vyras susirado jaunesnę meilužę ir tiesiog jai namuose neliko vietos. Jinai apsigyveno Prancūzijos kaime vietoj, užuot gyvenusi prabangiai Paryžioje kaip anksčiau. Ir išverkė, porą turbūt kibirėlių ašarų, kol vieną dieną nutarė nustoti verkti. Nes staiga jai šovė ta mintis, kad iš tiesų, ar tikrai koks nors vyras vertas to kibiro ašarų, kuris jai taip kuris gadina gyvenimą, tos ašaros. Jinai nutarė viską pakeisti, dabar jinai yra keliaujanti po pasaulį auklė. Jeigu jinai pasveiko šiek tiek, kad gali vaikščioti ir judėti ir dirba auklė egzotiškiausiose pasaulio kampeliuose ir apkeliavo pasaulį daugiau negu gyvendama su turtingu vyru ir vien todėl, kad vieną dieną jinai nutarė, kad stop, viskas, Evelin, užtenka. Ne vienas vyras, ne vienas ašarų, reikia pradėti gyventi. Tai buvo tokia meilės pamoka prancūziška. 4 pamoka, kurią mes dažnai girdime, žinome ir stengiamės pagal ją gyventi.
Tai yra iš tiesų svarbus dalykas ir reiktų klausyti, ką liepia ta mūsų širdis. Irgi yra nuostabi istorija, kur ne kelių minučių konferencijos, bet romano, filmo. Aš visada svajoju grįžti į tą nuostabę Gvadelupės salą ir galbūt parašyti knygą apie tą lietuvaitę Jolantą. Čia paėmiau kaip jinai pasielgė pagal širdies balsą. Iš tiesų tai buvo ekstremaliai sudėtingas atvejis. Aš nežinau, kokia avantiūra ar kažkas galėtų tam ryštis. Tačiau nutiko taip, kad begyveno, kurie kritęs iš 3 namo aukšto, ten buvo statybos ir vietinės ligoninės jau neturėjo jokios vilties, tiesiog operacija sekė operacija, meninginto komplikacijos, vaikas gulėjo paslikas, Jolanta nežinojo ir blaškėsi, ką daryti ir staiga jinai pajuto, kad jinai negali pasiduoti tam, kas vyksta, kad reikia kažką daryti ir tuo metu širdis jai pasakė, Jolanta, pasiėmė vaiką ir skrendi į Paryžių. Jinai pagrobė vaiką iš vietinės Gvadelupės ligoninės, tiesiog tik tą žodžio prasme, važiuodama taksi su tuo vaiku, jinai pakėlė ant kojų Paryžiaus geriausią neurologinę kliniką ir pasakė, kad tai ar jie nori ar nenori, bet jinai atskrenda ir kad turi greitoji laukti jos prie lėktuvo. Kas keiščiausia, taip ir nutiko. Ir dabar tas vaikas po tokių ligų yra nuostabus berniukas, jis tik tiek, kad negirdi vieną ausim, bet tai yra absoliutus niekai. Ir tai įvyko tik todėl, kad mama paklausė savo širdies balso ir padarė taip, kaip jai atrodė. Tokį drąsų žingsnį, kad tiesiog, aš nežinau, tai yra, kad net beviltiškas kūrusios ir kiekvienas esame atsidūrę tokiuose nemaloniuose, liūdnuose gyvenimiškose situacijose, padėtyse, kada norisi tik verkti, nuleisti rankas, nieko nedaryti, kada atrodo, jog pagalbos negali ateiti iš niekur, kad visas pasaulis galbūt susimokė prieš tave ir nėra tiesa. Aš to papasakosiu irgi trumpai labai istoriją, kuri susijusi su mūsų popžvaigžde, Džordana Butkutė. Su ja suvedė visai atsitiktinai, man teko išbandymas, laimė ir džiaugsmas rašyti apie ją knygą, bet tai buvo labai sudėtinga situacija, nes tuo metu Džordana buvo iš tiesų savo gyvenimo bedugnėje ir toks jausmas buvo, kad jinai ritasi tokiu greičiu, kad niekas pasaulyje nebesugebės to greičio sustabdyti. Ir visiškai netikėtai niekam. Tokioje, kai verkė ir jos tėvai, ir jos mama, ir jos sesuo, ir jos draugai geriausi. Aš apvažiavau daugybę žmonių rengdama tą knygą ir visi apie tai verkė ir niekas nebegalėjo, atrodo, padėti toj beviltiškoj situacijoje. Ir staiga nei iš to, tarsi iš dangaus, tarsi iš niekur, netikėčiausių laikų, atsirado netikėtas gelbėtojas, turbūt visos žino tą istoriją, net aš tuo metu, būdama šalia jos, kai pirmieji pasimatymai, niekada gyvenime nebūčiau pasakiusi, kad tai bus tas gelbėtojas, gelbės mūsų popžvaigždė iki dabartinio lygio, kai jinai yra visiškai nuostabi, normalus, nuostabus, gražus žmogus. Jau man rodo laiką ir aš skubiai bandau pereiti prie jų paskutinių moterų ir jų švelnių pamokų. Noriu pasakyti, kad kiekvienas aplink save turbūt turime nebūrį, gal keli žmonės, kuriuos mylime labiausiai ir tie įkvėpimai, jų nereikia ieškoti kartais toli, kartais reikia tiesiog pasižiūrėti net ir namie arba pirmosiuose telefono savo numeriuose ir jiems paskambinti ir tai bus tie žmonės, kurie visada
jums pasakys ir gerą žodį, ir patarimą. Tai yra, taip, tai yra paskutinė, noriu trumpai pašnekėti ir tai yra pamoka, kad tikrai viskas bus gerai, tikrai. Tai yra artimiausi mano žmonės. Tikri turbūt kiekvienam žmogui, turbūt kiekvienas žmogus, juos esam girdėję iš savo mamos ir iš savo vaikų. Tai yra mano mama ir mano dukrytė Paula. Ir jų energija, jų palaikymas, jų meilė buvo tokia stipri, kad paskatino mane pradėti knygų seriją vaikams. Stebuklų namo istorijos bei naują žurnalą Happy 365, kurį dabar leidžiame kartu su savo komanda. Tai iš tiesų tos pamokos yra svarbios tuo, kad jas reikia pastebėti. Dažniausiai mes bėgame per gyvenimą, bėgame per greitai, bėgame neturėdami laiko sustoti, pasižiūrėti aplinkui, paklausyti draugų, paklausyti artimiausių žmonių ir per tą savo bėgimą pamokas. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū Jurga, už tavo pranešimą, norime Jums teikti dovanėlę. Ačiū labai. Ačiū.